Sveiki, artėjant laipiojimo ant uolų sezonui, norim jums papasakoti šiek tiek daugiau apie batelius skirtus laipiojimui ant uolų. Ypatingai apie vieną modelį, tai yra Mytos. Mytos yra seniausias vis dar gaminamas modelis batelių, kurie skirti laipiojimui ant uolų. Kuo tas Mytos batelis yra toks ypatingas, kad jo populiarumas neblėsta net ir šiais laikais. Visų pirma, tai yra labai patogus bateliai ilgam dėvėjimui ant uolų. Jie ir skirti būtent multipitcham, trad climbingui, crack climbingui. Kai jūsų bateliais išbūnat ilgą laiką, kai nėra galimybės jų dažnai nusimauti, tai plokščias padas, stipriai neišreikštas kulnas, daug odos ir ilga varstymo sistema leidžia bateliui prisitaikyti prie jūsų pėdos. Ten, kur reikia suveržti, ten, kur reikia šiek tiek atlaisvinti, dienos eigoj taip pat keisti arba labiau suspaudžiant, arba labiau atleidžiant ir patogiai išbūti ilgą laiką. Ar šie bateliai gali būti pasirinkti laipiojimui salėj? Taip. Ypač pradinukam, ypač žmonėms, kurie nenori kentėti skausmo, kuriems dauguma batelių atrodo per daug spaudžia, yra nepatogu, tai Mytos gali būti geras pasirinkimas pradžiai, kol koja sustiprėja ir žmogus nori labiau boulderiui skirtų batelių. Jeigu palyginti boulderį batelį nuo Mytos batelių, jūs galite aiškiai matyti skirtumą, tai yra lenktumas. Yra stipriau išleikštas kulnas, šitas kulnas praktiškai nesuformuotas, tai tam tikrus techninius elementus kaip heel hooką arba toe hooką ten, kur reikia pirštais užsikabinti, nėra gumos, yra guma. Lengviau bus techninius elementus gerokai atlikti su techniniais bateliais negu su Mytosais. Boulderio batelis nuo uolinio batelio skiriasi ne tik savo formą, bet taip pat naudojama guma. Boulderinginiam bateliam naudojama daug minkštesnė guma, plonesnis sluoksnis, kad būtų geresnis sukibimas ant formų, ant mažų kibiukų. Uoliniam bateliam kaip tik naudojama kietesnė guma, storesnis sluoksnis, nes uola dažnai būna kieta, aštri, jūs ilgiau ant jos stovit, tai tam, kad jūsų pėda jaustųsi geriau, neįskaustų pirštai, kietesnė guma yra geresnis pasirinkimas. Niuansas dar ir tas, kad minkšta guma greičiau nusidėvi negu kieta guma. Uola aštri, jinai labai dėvi batelius, tai kietesnės gumos batelis jums tarnaus tiesiog ilgiau, to labiau minkštesnės gumos batelis gali susidėvėti ir per vieną kelionę. Dar vienas niuansas bateliams skirtiems laipioti ant uolų dažniau naudojami raišteliai nei velcro lipdukai dėl kelių priežasčių. Tai vienas, kaip minėjau, dėl to, kad su raišteliais lengviau pritaikyti batelį prie jūsų pėdos, kai reikia atleisti, kai reikia suveržti. Kitas dalykas, velcro lipdukas labiau linkęs rinkti savyje purvą, žemes ir greičiau užsiteršia ir nebeveikia taip, kaip turėtų veikti. Jeigu sudėvėsit arba nupjausit, nutrinsit kažkur raištelį, jie tiesiog galima paimti ir pakeisti naujų raištelių. Lipant nuo multipitcho raištelį galima naudoti, prisirišti batelį prie kojos, tam, kad kai jūs atlipat į stotį, norisi batelius bent šiek tiek trumpam šiek tiek nusimauti, kad kojas pailsėtų prieš jums lipant sekantį virvę. Raišteliais galit užsirišti prie kojos ir sumažinti galimybę gerokai pamesti batelį vidury maršruto. Kietumą pasakiau, skausmą pasakiau, sudėvėjimą pasakiau. Mytosai labai patogus ilgiem maršrutam, bet jeigu reikia tikslesnio stovėjimo ant mažų atbrailų, galima rinktis laipioti ant uolų ne tik Mytosus, tai yra ir katakiai, kurie yra jau lenktesni, labiau techniškesni bateliai. Labai populiarus yra Miuros modelis arba TC Pro.